Nu ką, aš atsidarau lagaminą ir staigmenėlį, mano visas lagaminas permirkęs. Man tiesiog Gabrielė sakau, kad primena toks kaip koks Adamsų šeiminėlės desertas. Prie tų vaizdų ir to grožio pripranti ir tada net pagalvoju, kad net netaip vertini. Labas rytas. Labas rytas. Mes išsiruošėm ir išplaukėm tiksliau iš Phao Nang ir keliamės į Phi Phi salas. Jo, turbūt Phi Phi salos yra populiariausios čia bent jau Krabe pagal tai, kaip kas kalba, pagal tai, kaip kas keliasi. Jos įsiskiria tuo turbūt, kad paplūdimiai bent jau laikome turbūt kaip Krabe gražiausia Phi Phi. Tai keliausim į tą turistyną, pasižiūrėti kaip ten kas. Ko aš tikiuosi, kad ten nebus kosmisinės kainos, nes dažniausiai salose kaip Sureiliai matėme, kad kainos yra, ten ar maisto nusipirkti ar kažko yra užkeltos standartiškai, negu net toj pačioj Krabe, ten miesto vietose, ar bendrai, kur mes esam Phao Nange. Tu, Gabrielė, ko tikiesi? Aš tai nieko nesitikiu, tiesiog tikiuosi, kad gerai praleisim laiką, nes mes dar labai svarstėm, ar čia varyt ar nevaryt. Paulius visai net ir nenorėjo beveik. O aš jį kalbinau, nes šiaip labai daug kas pagrindiniai madai tripus į ten. Tiesiog dieną išvyksta su laivu, apiplaukia visus, ten dar kitas tokias salitas pamato. Bet mus čia žodžiu atkalbėjo dėl orų vakar, nes lyjo, sakė baisiai, turėjau lyti, tai neišplaukėme, tai dabar mes nusprendėm, kad rizikuojam patys, turim vis tik išsikelti jau šiandien iš viešbučio savo, tai porai naktų visgi plaukiam, pasižiūrėsim bent tą kraštą, bent kažkaip pamatysim tų populiarių vietų, mes esame skait čia pat, tai kažkaip nenuvykti, biškį gaila būtų. Phi Phi šiaip, aišku, čia yra viena tik tai iš tų kaip salų vietų, bet ją labai stipriai dar populiarino The Beach filmas su DiCaprio. Mes tiksliai patys nebūsim būtent toje vietoje, bet normalu, kadangi vadinasi visas tas pusiasalis su salytėm Phi Phi, tai normalu, kad ir dar tų turistų srautas dar yra didesnis dėl to. Tai pasižiūrėsim, kaip ten kas. Aš dar pati šiaip iš tiesų labai norėjau į Bamboo Island vykti, nes ten irgi visiškai šalia jų yra ir jeigu imi day tripą, tai tu patenki tenais. Bet šį kartą nežinau, ar pavyks, nes jeigu, tarkim, atskirai kaip taksą nuomotis ir plaukti, tai žiauriai brangiai kainuoja, bet įdomu, kaip nuo pačios Phi Phi salos galbūt ten irgi išeis kažkokio bent pusdienį nuvykti. Nes irgi, sako, labai verta dėmesio, tai aišku, labai paklausuko to Bamboo Island, bet bent pasižiūrėsim, kaip Phi Phi laikos. Bus labai įdomu palyginti, turbūt, kas artimiausia, ką mes buvom, tai kadangi reiliai buvom nusikėlę irgi su toks nusikėlimus, ir kaip tuo metu šalia ir kėlėsi į Phi Phi, tai įdomu, ar tikrai tas Phi Phi yra vertingesnis, įdomesnis. Tai pasižiūrėsim. Ką, viskas, išlipom jau Phi Phi salose, turėjom visai nemažai lietaus, tai yra didelė tikimybė, kad realiai ir dienos eigoje to lietaus lauksim. Kas buvo faina, įdėsiu dar momentą, pamatėm delfinus, kurie plaukė ir matėm tiesiog, kad žmonės visi kažkaip į vieną pusę eina su telefonais, galvoja, kas vyksta. Tai jo, visai smagus momentas, žiūrėsim, kaip dabar mums su viešbučiu bus, ar lengvai rasim jį. Pasakyšką. Pasirodo, dar reikėjo mums ir susimokėti tiesiog mokestį už šiukšlės, už vandenį, už viską, ką turistai niokoja, išnaudoja ir panašiai. Not this. Judam dabar link viešbučio, pasižiūrėsim, ar mus priims, nes šiaip čekinas yra 14 valandą. Tai gali būti taip, kad reiks išlaukti to laiko. Taip, tai bus labai įdomu pasižiūrėti kainas. O tarkim, pirmas burgeris 107,9, 4 gaunasi su pusę euro, pasta apie 4 eurus. Tai nėra kosmosas, bet jo, visai daugokai. Ką, mūsų viešbutis. Hello.
Viskas atvykom į kambarį. Tai viešbutukas šiaip, toks pats paprasčiausias ir prasčiausias, ką turėjom. Bet nėra ką norėti. Kai pasirinkimas, žinai, ir finansai riboja ir viskas, tai svarbiausia, kad kaip įdomiai viskas čia. Jo. Šitą spintą integruota tokia. Tokia senovinė ir primūrinta tiesiog. Na, ja. Tak, žinai, man toks jausmas šitas kaip lauko būtų, štai toks kažkas. Taip. Garažiuko reikalas. Bet čia taip įdomi, labai, žinai, viskas. Bet yra televizorius. Ką tu? Ir dulkių yra, ir dulkių daug yra. Telefonų jau čia atrasim. Ai, savo. Bet nieko, o šitą kokią gerulį kriauklį. Eik savo. Tai lova šiaip viskas faina, bet labai jokingai atrodo ant šitų armatūrų uždėta tokie. Bet viskas okei, žinai. Pagalvės, švarumas. Aš toks, žinai, jau norisi visus dabar šitus dalykus tikrinti, nes nesi tikras. Bet gal čia, žinok, ir... Lempa ant kriauklės, ką tu. Na, aš sakau, pirmai, žinai, mačiau. Turim ir balkoniuką, ne? Kavos, vandens įdėta. Einam dar, žinai, kad tualetą pasižiūrėti ir vonę. Tikiuosi, kad turim. Okay. Jau dar šlapia, dar tik ką būta čia kažkas. Šiaip džiaugiuosi, kad čia dvi. Kriaukė normaliai, tulikas normaliai, o pats... Irgi normaliai, faina, kad... O čia nėra rankšluosčių, palauk. Yra, aha. Faina, kas jo, kad atskirta, tai visai cool. Viskas šiaip aišku tvarkingai. Nu taip sąlyginai, sakyčiau. Na jo. Bet nieko, 2 naktis ir mes kiek 30 eurų už vieną naktį sumokėsim. Be pusryčių, tai rytoj lauks mūsų 7-Eleven pusrytukai. Ir viskas, tai nes šiaip iš tikrųjų kaina tai nėra, tai mes už praeitą viešbutį 3-7 eurus mokėjom su pusryčiais ir ten viskas buvo maks, bet nėra ko norėti, mes čia į Fifi atvykom, žinai. Tai... O, į balkoną atsidaro čia dar ar ne? Nežinau, gali pasižiūrėti. Aišku, uždaryta. Tai... Bet man čia biškai smarviai tokia yra. Balkoną. Tai balkonas yra į mūsų gatvę, kaip tik skverą, kur maisto visokios vietelės yra. Nu ką, aš atsidarau lagaminą ir staigmenėliai, mano visas lagaminas permirkęs. Nu kaip, ne visai, kad permirkęs, bet tikrai yra rūbus išsidžiauščiau, nes visiškai šlapiai yra. Tai kadangi lėjo visi lagaminai lauke yra realiai, toks kaip ir stogelis, kaip lauke laive, bet lėjo taip matyti ir pralėjo pro užtrauktukus ir viskas. Šiaip aš net nebūčiau pagalvojus, kad taip gali būti. Ar čia užsėmė tie gal buvo papačia, nes realiai rūbai šlapi ir viską reik šluostyti, tai žodžiu, taip įdomiai. Dar tokia informacija dirbantiems, tai nors ir atrodo viešbutis gal ne per geriausiai, bet internetas kol kas vienas stabiliausių, ką apskritai turėjom viešnagės, beveik 100 megabaitų tiek uploadas, tiek downloadas. Tai... Negaliu žiūrėti viską ant stalo, aš išsidėjus dabar. Nes viskas pas mane permirkė, tiesiog tai dabar iškroviau visą kosmetinę ir dar tarpu vienu pagalvojau, kad gal kažkas mano čia išsipylė, bet ne, čia tikrai nuolat. Žodžiu, jeigu kelsite į Fifi salas, turėkite omeny, kad reikia džiovinimo procedūroms. Gali tai būti. Taip. Dabar reikia pagyventi visai, įdomus visas tas viešbutukas toks mūsų. Man čia primena, žinai, ką, mokyklos, tokius kaimo mokyklos panašu kaip tokias perėjimus. Bet panašu, kad daug yra žmonių. Patys kvapai, aišku, viešbutį nėra patys maloniausia. Bet ir gatvėje man smirdamais, tai iš tikrųjų... Tokia kiaušiniais. Tikrai ta tokia smardukiška, žinai. Tai dabar Gabrielė įsirinko vieną kavinę, panašu, kad irgi gražiai atrodančią. 7-Eleven. Čia mūsų pusryčių vietukės jau galėsim rinktis, kur lieksim. Šiaip bendrai, jeigu taip vis tiek lyginant su realiai, tai kol kas nėra čia labai taip jau ir visiškai švaru ir kad jau čia būtų beautiful, labai grožis visur ir panašiai ir tie kvapai. Bet pasižiūrėsim, aišku, turbūt prie pačio paplūdimio eina, ten bus
tos ir topinės vietelės ir Jo, sėdėjimo. aišku, pamatysim, man atrodo, žinai, irgi labai super nerealiai gražu. Bet aš net taip pagalvoju, visai būtų tas day tripas gal net ir geriau, žinai. Tiesiog pasiėmė už tuos pinigus realiai. Ta, ką, žinai, čia išleisim ir dar daugiau gali apkeliauti, nes mus biškai čia paskui ribos tam tikri dalykai, kad good time coffee. Nu jau čia matosi, Einam kad tokia labiau pasižiūrėt, kiek čia- instagramiškesnė vietelė. Kiek, pavyzdžiui, jeigu... Okay. Kaip kainelės? Nes gal, jeigu žinai, kad ir čia nuvaryt Tarkim, papusryčiauti. Benedikto kiaušiniai yra 4,5 euro, kas nėra. Kosmosas realiai mes netgi Krabė, ką valgėm prieš tai, Benediktas buvo dar net ir brangiau. Na, žodžiu, aš manau, kad visą galima bus nuėti, žinai, ir papusryčiauti. Tarkim, picos dar mačiau, tarkim, kaip pavyzdys. 280, tai čia yra, jeigu būtų 328 eurai, tai apie 7 eurai. O, jau pasižiūrėjai pakrantę. Aha, viena akim pakrantę. Einam biškai jau pasižiūrėti vieną akim. Bet tik vieną akim. Mes dar tikrai jau suksim. Ir manau, ne kartą. Aišku, suvenyrai prie pačios pakrantės, kaip ir jų. Nu, aha, bet čia dar, man atrodo, kažkur čia tiesiog prieplaukų, paskui yra kitas dar gal paplūdimys, ar ne? Jo, prieplaukos vaibelis. Keliavom. Kūri? Kaip reiktų dar kažkaip panašiai. Ai. Čia labai vėsu. Aha, ir kaip gera. Pirmas sekundės gali būti ir vėsu. Užsisakėm kogikori, ne, kažkaip taip, tarėsi ledų, čia yra šokolatinė ledai ir kažkuo jie, nežinau, specifinė, čia kad tos drožlės tokios ar kas, iš drožlių, o gal tokių, jo, geras, žiauriai įdomus, pirmą kartą tokį dalyką matau. Tokio šaltumo yra, bet nėra labai šalti, kaip tiesiog ledus valgytum. Įdomu, kas čia yra. Kondensuotas. Pauliui patiko šitą dalis. Man tas jausmas greičiausiai tik jį ir patiks. Man įdomi. Įdomus dalykas nėra pats geriausias ženklas. Man gerai, man skanu, man patinka. Okay. Ir dar toks kaip vaizdelis, tai iš vis pasako. Nu, paragauk. Man tai jau Gabrielė sakau, kad primena toks kaip koks Adamsų šeiminėlės desertas. Tas gražumas toks savitas. Matote, kad tokia šiek tiek bando egzotika ir paplūdimio tokia vaibelį, bet tamsi spalva, juodumas ir žiūrėsim. Ai, okei, minkštumas turi tokias kaip šieno miškė. Realiai, jeigu nesat didelis fanas pačiu, tu žinot kaip šokoladinių ten, ar dadų, ar kokių ledų, tu tamsių, tai šitą tikrai nerekomenduoju, nes jis būtų atskonis, tai yra kaip tik toks. Tai labai faina, kas yra, kad čia kaip kitketai ar kažkas įdėti, kaip šita dalis man bus skani. Iš karto daugiau. Ir aišku, kondensuotas pienas tobulas. Keliaujam dabar į Tonsai Beach, tai yra vienas turbūt iš 2 paplūdimių, kuriuose čia galima pabūti ir paplaukioti patiems, nes kiti yra tokie kaip uosto pakrantės, ar jos vargu, ar ten bent jau nematėm žmonių, kad plaukioja. Pasižiūrėsim, kaip jie atrodo. Dar dabar bandėm susižinoti dėl Bamboo Island, į kurią labai norėjom vykti ir galvom, gal rytoj iš ryto pavyks, bet pasakė, kad šiuo metu būtent yra musulmonų atostogos ir tokių plaukimų nėra. Nu, tai taip įdomiai, čia irgi kaip kokiu laikotarpiu papulsi, tai tada irgi atitinkamai viskas ribotai, žinai, būna. Jo, šiaip labai yra trikis su tuo laiku, nes kadangi dirbame per pietus Lietuvos laiku, kas yra iš ryto, tai daug visokių plaukimų ir vyksta būtent tuo metu. Tai reikia pasigalvoti visada, kur ką norim ir dažniausiai toks savaitgalis būna, kur mes galim šiek tiek daugiau kažkur išjudėti.
Strawberry Ką pamatei? cheese tea. Strawberry cheese tea. Patinka pavadinimas ir Tipo cheese, tai tipo sūris? Sūrio kaip Sūrio arbata. Aš arbata. manau, žinai, čia kaip cheesecake'o principo arbata, bet gal ir ne, gal jie tiesiog cheese. Neįsivaizduoju. Nes su cheesecake'u, tai žinai, čia viską daro realiai, bet koks desertas bus cheesecake'as, jau žmonės norės, nes cheesecake'as vienas populiariausių desertų. Tai čia spėja irgi, žinai, kavą, kodėlgi ne, kodėl ne su cheesecake'o skoniu. Tai toks man bent jau skirtumas, va dabar kaip tik matom irgi pakrantę, su kuo reiliai lyginant, tai toks, žinai, prabangos vaibas, nes daug jachtų yra, kas prisiparkavę, jau tie turtingieji su savo. Tai šiek tiek neprimena, žinai, ką mes matėm šitą Halong Bay'ų, nes irgi daug labai gražių jachtų, kitų visi ten sustatę su gražiu vaizdu, tai aišku, šitas gražus vaizdas irgi yra. Ir normalu, kad traukia ir tas turtingųjų. Aš dabar eidama galvoju ir prisiminiau, kad prieš vykstant į čia, tai taip dvejopai svarsčiau ir galvoju, kad galbūt bus jau panašių vaizdų, ką matėm. Ar čia gal verta investuoti, ar ir panašiai, nes tikrai dabar šitas laikotarpis, kur tikrai mes daug pamatom įvairių paplūdimių, įvairių vaizdų, tai taip labai galvojau, bet iš tiesų visiškai yra kitas jausmas negu visur kitur, kur buvom. Visos vietos skiriasi, tikrai yra nuostabiai gražu, kitaip, įdomiai, tai manau vienareikšmiškai labai verta atvykti. Man tai toks jausmas, kad, o ir su Gabrielė šiek tiek kalbėjom prieš tai, kad kai tiek daug gražių vaizdų matom per tokį trumpą periodą, realiai čia kas antras mėnesį eina, jau po truputį sunku nustebę ir man, pavyzdžiui, dabar matant šitą labai gražų vaizdą, vieną gražiausių, kurį man tiesiog primena tą patį Halong Bay'ų, tik tai, kad pakrantėje esu. Man gal net čia gražiau, Rimtai? Aha. Už Halong Bay'ų? Gal. Bet tikrai Ta labai vandens, aišku, spalva, šviesesnė yra tas faina ir aišku, kad esam pakrantėje. Bet tikrai tau pritariu, kad, žinai, prie tų vaizdų ir to grožio pripranti ir tada net pagalvoju, kad net netaip vertini. Tai gal net reikės sustoti ir prastesniam ir viešbutį pabūti ir kažkur tiesiog atokiau ir net į miestą galbūt kažkur, žinai, nuvykti, kad to šurmulio ir tiesiog gamtos, žinai, nebūtų. Tada, kai atvyksti, tada vėl, žinai, būtų tos pertraukos visai kitom akim, daug daugiau džiaugies, nes dabar tai atrodo kaip kasdienybė, atrodo niekada negalvojau, kad taip pasakysiu, bet aš toks žmogus, kur iš tikrųjų daug kuo džiaugiuosi, daug kas man patinka, tinka ir panašiai, tai netgi ir pačiam Vilniuje, kai mes su drauge einam pasivaikščiot, tai kad ir kas savaitę arba kas, 2 ar ten kas 3, bet tu kiekvieną kartą tu eini, nors ir tom pačiom gatvelėm, bet visą laiką džiaugiesi ir visą laiką stebina. Ir mes juokimės net iš to, kad visą laiką, žinai, kiekvieną kartą išėjus džiaugiesi. O čia jau dabar toks, žinai, kai kasdieną, tai visiškai atrodo taip neverčia, nors vis tiek, nerealu, net nėra ką pridurti, geras jausmas, geras oras, viskas super. Tik tai reikės, manau, pertraukėlę padaryti nuo šitą grožį. Šiaip dalinai, kas mums visai pasisekė dabar, nes mes plaukiam buvo Lilijo, dar tos patys lagaminus prilijo, o dabar saulytė išlindus, viskas kol kas, jeigu taip ir toliau, tai turėsim visai gražias 2 dienelės kaip vėl. Matom, populiaru yra ir nardymas, ruošiasi Chebras su savo profesionalia įranga. Šiaip įdomu, kaip visas vaizdas, gal čia irgi viena iš tų tokių įspūdingesnių vietų, turbūt panardymai, gal ir rifas ir visi kiti dalykai, žuvytės. Tu pasižiūrėk, koks skaidrus vanduo čia rimtai, krantas pats skaidriausias, koks buvo. Reikės maudymkę pasimti ir vis tik visi rūbai šlapi mano beveik, tai gal eiti ir šitus išlapinti. Tik man, žinai, dar toks jausmas, dabar kiek praėjom šitą pakrantę, kad čia pritraukia tikrai visus tos instagramerius, jeigu realiai mes ten žiūrėjom, yra vienas kitas fotografuojasi, dabar žiūriusi ant supinių, ten su profesionaliais fotikais, viską fotkina. Jaučiu šito dalyko tikrai nuolat matysim. Vis dėlto gražus paplūdimiai, jachtos pritraukia tos dalykus žmonės, kurie mėgsta. O aišku, kas nemėgsta tokią nuotrauką.
čia iš tiesų, kitaip tu net važiuosi į šitą vietą, tu čia turi arba atplaukti, žinai, ir viskas, niekaip kitaip. Tai čia visi turistus, žinai, tuos taip ir atplukdina. Tik įdomu, norėtųsi tos tokios erdvės paplūdimio, kaip paplūdimio, tokio, žinai, ne kaip uosto, nes realiai yra tas uostelis, tas įplauka, kur visi, ar kaip ten pavadinta vieta, kur suplaukė, bet matau, kad ir prie pat kranto į patį paplūdimį atplukdina. Tai norėtųsi tos vietos, kur tiesiog, žinai, tu galėtum ramiai smagiai pasimaudyti. Gal ten toliau nebus, žinai, bet aš matau, kad daug jų žiauriai atplukdina. Jo, va čia kaip tik tarp grinai jachtų žmonės maudosi. Tai nežinau, ar žiauriai faina šiaip. Ką? Tai net nežinau, ar žiauriai faina toksai. Man... Šiaip keista, kad, žinai, nėra taip, kad grinai visiškai skirta taip uostui, kur visi plaukėt, matyt, nėra tiek daug vietos pačioj šitoj Fifi saloj, tai gaunasi, kad per ją visą salą atplaukia visur. Tas jo, šiaip neįprasta šiek tiek. Ir aišku, visi bet tą, ką ir mačiau, visi čia irgi. Paplūdimis labiau, atrodo, žmonės ne pasimaudė, paplaukėt, bet daugiau pasifotografuot. Pavyzdžiui, aš kažkaip manęs nestebina, žinai, šitoje vietoje, bet mane kas labai nustebino, kad mes buvom Rayleigh Beach, tai aš pat įsivaizdavau, kad irgi tokiu pat principu viskas bus, bet nebuvo, buvo žymiai ramiau. Aš einu į kišių kojas labai noriu. Lietu. Bet kad toks vanduo skaidrus, tai wow, tikrai wow. Realiai pirma vieta, kada toksai skaidrus vanduo. Ir smėlis visiškai baltas. Tik ką, bičiuliai, oficialiai skelbėme, kad atidarėme Contribui kanalą, kuriame galite prisidėti prie mūsų kelionių ir tuo pačiu, kad pagalvojame, kad nebūtų taip, kad tiesiog remiate mus, norisi kažkaip iš kelionių ir jum kažką siūsti, ne tik gerą nuotaiką, pagalvojam, kad maistas mums abiems su Gabriele yra labai artimas, daug ką mėgstam išragauti iš vietinių virtuvių ir kitų. Ir pagalvojam, kad būtų faina kiekvieną mėnesį paieškoti tų skaniausių maisto prekių toj šaly, kurioje esame. Tai kadangi šiuo metu esame Tailande, surinkome jums gėrybių iš ten. Tailando perliukus išrinkom. Tai turime tiek sūrių užkandžių, tiek saldžių užkandžių, tiek gėrimų, tiek, aišku, kaipgi be noodle supų, radau netgi J5 firminę Tom Yum užrekomenduotą sriubą, kas yra, aš tiesą sakant, netikėjau, kad toks dalykas dar yra ir parduotuvėje. Tai labai cool, o kalbant apie Contribui prenumeratą, tai padarėme 3 lygius, 3, 5 ir 10 eurų, tai visi šie lygiai pretenduoja laimėti būtent tai, kas yra čia pas mus ant pleduko, visus produktus siūsim į Lietuvą vienam laimingajam. Kuo skiriasi prenumeratos, tai 3, 5, 10 eurų, 5 eurų prisideda dar, kad galite mums užduoti specialiai klausimus, kuriuos atsakysime, ir 10 eurų prenumeratai tuo pačiu dar galite išrinkti mums vietas, kuriuos mes įtrauksime į savo kelionių žemėlapį ir jas tuo pačiu pamatysite vloguose. O pačius laimėtojus skelbsime Liepos 5 dieną ir juos tiesiog standartiniu random generator principu išrinksime ir dar gyvai parodysim, kas būtent laimėjo tą prizą. O tapti prenumeratais yra labai paprasta, matysite šalia mūsų yra barkodas, kurį nuskenuosite ir galėsite tiesiog įsitraukti tą narystę, kuri jums patogiausia. Nu ką, Gabrielė, nori labiausiai paragauti? Aš labiausiai noriu paragauti taro. Čia yra kažkokie žuvų užkandis. Visiškai vienas yra iš populiariausių dalykų, ką verta Tailande paragauti. Čia labai skanus. Ir labai tokie plonos, labai lengvai kramtomas, nėra kažkoks labai kietas. Toks kaip guminukas, kaip užkandis.
Aš dabar noriu kažką saldaus, aš šitus įsirinkau Choco Puff. Žiūrėsim, čia kažkokie kaip šokoladiniai, nežinau, sausainiukai su vidury esančiu šokoladu, tai bus labai įdomu. O, geras, kokie geruliai. Aš visai jūs kitaip įsivaizdavau. O. Iš šokolado žiūrėjau daug, kaip nice. Nes kartai būna, žinai, kaip mažiukai. Jo, aš paėmiau jasminų žalią arbatą, nes aš Lietuvoje visiškai nesu mačius tokio dalyko. Aš to pačiu irgi pas mane, aš pradžioje galvoju, kad čia limonadas, bet čia irgi yra kaip gazuota arbata su citrinų ir medaus skoniu, tai man šiaip labiausiai patiko pati pakuotė, tokia, žinai, turi labai, azijietiška. Jo, autentiška. Čia yra paragausi. Aš norėsiu ir tavo skonį, aiškiai, paragauti. Skanaus. Bet labai gerai. Tokia gera. Tai va, bičiuliai, norite, jeigu ir jūs skonim, Tailando, bent jau kažkiek, tapkite kontribi nariais, paremkite mūsų kelionės ir ta dėžė visą užkandžių keliaus pas jūs. Nu ką, grįžom trumpam į viešbutį, pasistiprinti. Persirengim. Ir aš labai noriu tiesiog paprastą tailandietiško maisto, jokių dabar picų, burgerių, tiesiog noriu patajus, mano tikslas. Ir šiaip mango sticky rice, nežinau, ar šitoj vietoje, kaip ir mačiau iš meniu, kaip ir turėtų būti, bet jei ne, tai ne. Tai vieta, kas jokinga yra, visiškai rodo 1 minutę, realiai, nežinau, porą metrų paeisim, tai realiai stovim, tiesiog įsifilmam, keliam pasižiūrėti. Jo, tai 1 minutė kelio, bet kol kas labai snieg. Šiaip gali būti, kad praėjęs gal šonė, žiūrėk, va toks man labiau. Nors 1 minutė kelio, bet labai. Mes ilgiau einam negu sunkiau. Tai ateisiu 10 minučių. Tai žiūrė, bandom. Matau. Matai? Kur? O čia? Šitą po kairę, ne? Ten turbūt. Ja, tai vieta vadinasi Panoi Thai Food. Visiškai paprastutė. Žiūrėkit, kokie užrašai, tokie kaip valgyklos tipo meniu. Nice. Einam, pabandysim. Jokingai išpiešta, kaip tik žiūrėjau Marijaus kelionę, kur grafičiai gadina Atėnus, tai man čia primena tas jausmelis, kad visiškai viskas tiesiog siena išpaišyta. Nu ką, atkeliavo ilgai mano laukti patiekalai, šiaip keista, nes atrodo nėra kosmosas, kad žmonių, matau 4 kokie staliukai užimti, bet laukiam kokie apie 15, gal net 20 minučių, tai kaip greitai maistai pakankamai ilgai, bet kas faina, man, aš taip pasiilgau to, ko mūsų kelionėje prasidėjo nuo tų paprastų vietų, kur realiai, aišku, aš galvoju, kad kaip bus pakankamai brangu, bet šitoje vietoje realiai mano patajus kainuoja realiai 1,5 euro, o mango sticky rice 2,5, kas realiai turbūt nestandartiškai Tailando maisto vietose būtų visai normali kaina. Tai mums atrodo visiškai standartiškai ir taip, kaip aš realiai noriu. Jeigu dar bus skanu, tai aš būsiu labai laimingas. Gerai, ką įsispaudžiam laimo ant mūsų patajus. Patajų ėmiau su vištiena. Kadangi vis dėlto tose vietose, kur yra pigus maistas, labai rizikuoja, jeigu ima tas standartinė su krevetėmis, kadangi krevetės gali būti labai mažos ir jos biškai gadina visą vaidelį. Tai pasiėmiau iš karto su vištiena. Reikia, dar užsidėsiu riešutukus iš karto ant viršaus. Ir ką ragavome. Čia atrodo labai gerai. Kur jūs buvot visą laiką? Aišku, patajus yra visiška Tailando klasika, bet aš nemaliuosiu, jis man yra vienas mylimiausių patiekalų ir kurį aš galėčiau tikrai valgyti kasdieną. Ir čia va yra tie standartiniai makaronai, kokie turi būti matai, viskas riešutukai. Dar pagavom vištieną. Ir viskas yra. Džiaugiu degam. Nu ką, ir mango sticky rice, mano mylimiausias Tailando desertas. Jau šį kartą kietesnis mangas. Netikiuosi skonio, tai negadins. Tiesą sakant,
atrodo, grįžau į patį pirmą mango sticky rice ragavimą, nes aš kai aplankiau Bankoką, jis būtent buvo toks ir aš jį iš karto įsimylėjau. Tai realiai grįžau visiškai prie klasikos, žiauriai gerai. Labai gerai. Įeinam į Loch Dalum ir šitoj atkarpoj, tai realiai dabar visiškai nėra žmonių, labai minimaliai lyginant, kas darėsi ten. Tai įdomu, kokia situacija, kas čia bus, nes realiai viskas nutolė čia 5-10 minučių atstumu. Tai sugalvojom viską prasičekinti, tiesiog prasižiūrėsim ir išsirinksim, kur eisim maudytis, kaip čia fainai. Čia galva labiau šitą. Šiaip tai tau gal net labai padinys, jeigu tas toks Instagram ir matėsi fotkinimuose paplūdimys, tai čia vieni, matau žmonės fotkinės, bet šiaip kol kas ir tuščiai ir atrodo vietos, važiuok visą tą pakrantėje, kur yra paplaukę, tai čia irgi lygiai taip pat ir žmonių. Žmonių kaip realiai beach net, sakyčiau, mažiau. Aha, bet čia labai gražu irgi. Šiaip tikrai labai įspūdingas. Tai arba žmonės nežino, kad šitas dar paplūdimys yra čia. Aš manau, kad tikrai žino, nes čia yra labai mažas atstumas tarp visko, ir čia nėra ką daug labai daryti, tai tikrai žinau, tik tai matyti, kad ten, žinai, kai atplaukia, išplaukia, tai daugiau tų žmonių ir yra, bet šiaip labai gražu. Žiauriai fain. Čia jau realiai jachtų tik tai kelios, ir toliau dar yra viena, bet prie pačios pakrantės nėra. Kaip keista, ne? Bet šiaip keista. Kaip ramu, faina. O, visi paveisiukai įsilindę. Nu gal tas vaizdas čia šiek tiek labiau, tas tiesiog rūmai atsiveria, tik čia tos kalvos gal dėl to. Bet čia labai gražu, man asmeniškai tai labai gražu. Jie, to norėsiu čia atmaudytis. Einam pasimaudinti. Dabar pažiūrėjau, spėju, kad čia yra dar dėl to, kad bent jau šalia paplūdimio restorano kažkokių tokių fainų vietų nelabai yra ir spėju, kad visi žmonės pavalgę iš ten keliauja tiesiog prie artimiausia, tingi paeiti šiek tiek toliau. Tai visi ir fotkinas spėjo. Čia yra restoranas. Gal ten einam, ten paveisiukas. Buitekiniai. Aha, čia jau taip išpindėjai, kad net buitekinių vaizdų vadini, ne? Taip. Taip. Na tai jau kai tokie vaizdai buitekiniai patampa. Taip, taip. Oi. Sakau, kas yra žiauriai faino, tai kad tik 3 minutės iki mūsų viešbučio būtent nuo šitos va gerosios tos vietos maudynėms. O iki kito paplūdimio irgi gal panašiai, ar ne? Bet ten, supranti, kaip ir atsimuši į tą paplūdimį, bet ta pati erdvė, kur daugiau yra vietos pasimaudyti, yra toliau. Ką, labas rytas, keliaujam dabar pusryčių. Rytas pasitiko su lietum, tai mes bandom greitai dabar praeiti, nes klasi gali būti, kad vėl tuoj lis. Ir visai netoli radom įdomią visai vietą, kuri realiai visus patiekalus daro su mangais, tai tokia labiau, sakyčiau, pusryčių vieta, daugiausiai visokie baulai, bendri pasirinkimai, kaip mango sticky rice ir kiti dalykai. Pasižiūrėsim, kažką reikia užkast pasistiprinti. Atnešė patiekalus, tai šiaip aišku, vertant meniu, pamatėm, kad kainos tikrai nėra mažas lyginant, ką mes, tarkim, ar tos patavės ėmė panašiai 3-4 kartus, tai tarkim, mano vafliukų kaina jau siekia 5 eurus. Aš džiaugiuosi šiaip, kad porcija tikrai nemaža, nes iš meniu atrodo, kad bus vėl tiesiog standartiniai maži vafliukai. Ir čia aš galvoju su ledais, bet panašu kažkokia kaip grietinėlė. Ir aišku, mangas kas be ko, medaus padažiukas. Pas Gabrielė yra pandinis su tunu ir sūriu. Mažesnė porcija negu vafliukų. Ir kaip matė Gabrielė, dar ta duona buvo kaip šaldyta paimta, tai irgi kas nefaina, galvoja, kad čia bus tokia kaip mini kepyklėlė padaryta ir kaip šviežiai, bet dėja nėra ragaujama. Nusipilsiu dar to pačiu medaus. Šiaip taip, neatvirai. Vafliukai, lyginant, kad ir mūsų ten pusryčių viešbučių vietas, tai tikrai labai geri.
minkšti iš vidaus, išorė lengvai tiesiog traškus. Ir turi to saldumo, kas man patinka vafliuose, tai viskas su jais yra ok. Grietinėlė puikiai papildo, medus, mangus, aišku, šviežiai, tai šiaip nesitikėjau, bet tikrai galiu sakyti, kad vafliai labai geri, man patinka. Taip, tai turime tuo pačiu paninį sandwich, muštinį su tunu ir sūriu. Kaina jo jau siekia 6 eurus, šiaip labai maža porcija. Ir ką pastebėjom su Gabrieliu, kad visi sakėm kavą, čia latė atrodo, ar ne? Tai atnešė tiesiog plastikiniam puodelį, ar čia kartoniniam tiksliau, bet nėra tikrai labai faina ir malonu gerti tokiai pusryčių vietoj kavą iš įsidėšimo puodelį, ar bent jau žiūrėjom iš aplinkos, gali būti, kad net nelabai ir daro puodelis, tai tas šiaip keista ir to malonumo jaukumo, aišku, nesiteikia tokie dalykai ir šiek tiek balai iš karto vietoj krenta. Aš nežinau, kaip kiti žmonės, ar jam viskas ok su to yra. Šiaip reikėjo gal net su rankom tiesiog imti, nes labai šiaip kieta duonelė. Medainimas šiaip skanus, tikrai sumuštinis. Aišku, vėl vis tokia atveju, kai yra porcija maža, tai kaina pakankamai didelė. Tai iškyla, ar verta tiek mokėti, tai tikrai neverta 6 eurų už tiek mokėti, bet skoniai viskas yra suderinta ir skanus šiaip labai gerai. Ką, viskas, mūsų Fifi Island salose laikas baigėsi, labai viskas greitai praėjo ir dar aišku, kadangi darbai ir buvo lietus, tai nelabai kažką mes iš tiesų ir spėjom nuveikti, kas gerai, kad bent jau apvarėm salas, ne salas, o paplūdimius pasižiūrėti, kaip tas vaizdas atrodo, tai bent jau tą pajautėm, o bendrai tai... man tokia irgi, kad man atrodo dar einant dienom, kad tiesiog tos Fifi salos labai greit užsimirš, nes to įspūdžio kažkokio milžiniško nebuvo, kaip tam. Tai labai viską taip pat ir pasakėjai, tai kad viskas priklauso nuo orų, vakar visą dieną namie prabuvom, nes tiesiog pliaupė tiek dieną, tiek naktį ir, biškai planai pasikoreguoti, ne taip įvyko, kaip norėjom, bet yra dalykai, kurie nuo mūsų nepriklauso ir viskas, pristaikysim, kitur pabuvom, kitur gražu, dabar toliau lėksim į Kolantą. Plauksime pusvalandį iki kitos salos, tai nors irgi mačiau, kiek orai irgi taip pat vietų praneša, tai, bet nežinau, viskas gerai. Aš čia pasimaudžiau irgi spėjau pirmą dieną, kai tik atvykau, nors irgi maudžiaus net ir per patį vietų paskui, bet čia buvo fainas, smagu, tai biškai gaila, bet yra kaip yra. Tai šį kartą toks trumpesnis vlogas, o jau kitam vlogui susimatysim Kolantą. Ate.